Sveiki, su jumis yra Dula Vilma. Šį kartą norėčiau pakalbėti apie gimimo praktiką. Tai yra apie tokį ritualą, tam tikrą vyksmą, kuomet mes, jau būdami suaugę, galime vėl pakartoti, prisiminti savo gimimą. Ne per protą, bet tiesiog per patyrimą, išgyvendami tai ir per kūną, patirdami visas psichoemocinės būsenas, kurias patiria kūdikis įsčiose, kūdikis sulaukęs sąrėmių, kūdikis eidamas per gimdymo takus ir ką tik gimęs kūdikis. Kaip žinote, ne viena psichologinė teorija ir saviugdos mokykla kalba apie tokias praktikas. Vienas iš garsiausių mokslininkų tyrinėjęs vaiko gimimą yra amerikiečių psichoterapeutas Stanislavas Grofas. Trumpam prisiminsiu jo teoriją ir po to papasakosiu, kaip praktiškai, ką aš kaip Dula įžvelgiu šitoje praktikoje ir ką mes galime tiesiog išsinešti į savo gimdymus, kaip nėštukės, kaip besilaukiančios moteris. Taigi Grofas išskiria 4 pagrindinius etapus. Pirmasis tai yra gyvenimas įsčiose, antrasis yra sąrėmių pradžia, kuomet jau gimdoje nebėra daug vietos ir aš kaip kūdikėlis jaučiu gimdos susitraukimus, kaip aš tame jaučiuosi, kokios emocijos mane apninka. Trečiasis etapas yra slinkimas gimdymo takais, nerimas per kaulus, kuomet man yra visiškai mažai vietos, aš jaučiu didelį spaudimą ir ieškau kelio, ieškau išėjimo. Ir ketvirtasis etapas tai yra jau pats išėjimas iš mamos ir pirmosios akimirkos po jo. Kaip tik vakar man nusišypsojo džiaugsmas dalyvauti vienos mano draugės, jau suaugusios moters, tokioje gimimo praktikoje. Ir aš dabar šviežiomis akimis norėčiau pažvelgti į tą patirtį ir tiesiog retoriniais klausimais pereiti per visus tuos etapus su ta mintimi, su tam tikrų tikslu paskatinti jūs, moteris, kurios laukiate savo kūdikių, pagalvoti apie savo šitą etapą vaiko akimis, kaip jisai jumise jaučiasi ir kaip jūs galite prisidėti prie to, kad jūsų tas bendras vyksmas, bendras gyvenimas būtų sklandesnis ir harmoningesnis. Taigi pirmasis etapas. Vaikutis yra įsčiose. Jisai plaukioja vaisiaus vandenyse, šiltuose, jisai jaučia jūsų širdies plakimą, jaučia vandenų vibravimą jums judant. Ar jam yra saugu? Ar jisai jaučia ryšį su jumis? Kokias emocijas jisai perima iš jūsų veiklos, iš jūsų gyvenimo. Ar jisai jaučia pakankamai dėmesio, pakankamai įsiklausimo, pakankamai bendravimo. Pagalvokite apie tai, kaip jūs norėtumėt, įsivaizduokite save kaip tą kūdikėlį, kaip jūs norėtumėt, kad būtų. Toliau antrasis etapas. Kūdikėlis užauga,
vietos gimdoje beveik nebėra, judesiai yra apriboti. Ar ta riba man teikia saugumą, ar ta riba mane gąsdina. Ir kai pajuntu pirmuosius sąrėmius, kad mano saugusis namas staiga keičia formą, jisai tampa juntamas, jisai mane spaudžia, kaip aš tame jaučiuosi. Ar mano mama mane palydi, ar mano mama su manimi kalba, ar mano mama man nupasakoja, kad tai, kas vyksta, yra saugu, kad tai yra kelias link džiaugsmo, kad mes tuoj susitiksime. Trečiasis etapas – nerimas per dubenį. Kaip aš tame jaučiuosi. Esu spaudžiamas iš visų pusių. Ar tai yra man baugu? Ar aš žinau, kas manęs laukia ten anapus? Aš ieškau išėjimo. Ar aš išeisiu į saugią aplinką? Kas mane lydi šiame kelyje? Ar mes su mama bendradarbiaujame? Stangų metu, sąrėmių metu? Ar aš girdžiu jos kvėpavimą? Ar jisai ramus? Ar jisai mane ramina? Ar mane ramina jos balsas? Kai aš nurimstu, ar jinai nurimsta? Ar mes galime sulaukti atvangos, atokvėpio minutėlę šiame sunkiame kelyje? Ar mes galime įsiklausyti vienas į kitą? Kai aš nurimstu, ar jinai nurimsta? Kai jinai nurimsta, ar aš nurimstu? Ar mes galim sukaupti jėgų tose pauzėse, kad ir trumpuose po keletą sekundžių trunkančiose? Kaip aš pasijaučiu, jeigu išgirščiau jos balsą, kuris sako, aš tavęs labai laukiu, man yra viskas gerai, aš myliu tave, aš tavęs labiau laukiu. Prašau, sukis gimdymo take, sukis ieško kelio, aš tavęs labai laukiu. Ir paskutinysis etapas – užgimimas. Pasirodo vaikelio galvytė ir iščiuožia visas kūnelis. Į kokią aplinką mes pataikom. Ar yra šilta? Ar neakina šviesa? Koks prisilietimas yra pirmasis, kurį pajuntu? Kokios rankos, kurios mane pasitinka? Ar aš galiu justi savo kūnų mamos šilumą, mamos odą? Ar aš galiu įbesti savo veiduką į mamos krūtį? Ar man yra saugu? Kokie garsai mane pasitinka? Ką nori man pasakyti mama? Ar jinai nori įvertinti mano, pavyzdžiui, ten svorį, ūgį, ar jai svarbu, ar mano plaukučiai ten ilgi, trumpi, ar aš juos turiu, ar jinai mane tiesiog besąlygiškai priima. Galbūt net nieko nesako, bet aš jaučiu tą meilę, kuri tvyro ore. Ir iš tos akimirkos, ką aš išmokstu savo ateinančiam gyvenimui. Ar pasaulis man yra saugus? Ar pasaulis nori mane suklasifikuoti, priskirti, įvertinti, duoti man pažymį pagal Apgar sistemą? Tai va, išsakiau čia daug retorinių klausimų, į kuriuos atsakymus galime rasti kiekvieną savo savus.
kvieščiau, skatinčiau bent vieną sykį prieš gimdymą įsivaizduoti visą tą kelionę vaikelio akimis. Ir gal tuomet mes, kaip mamytės, saremiaudamos ir besistangindamos, galėsime galvoti, jausti ir savo vaikelį pasitikėti juo, kad jis yra stiprus, kad jis gali ir kad mes kartu tai padarysime. Su jumis buvo Vilma. Linkiu jums gražaus gyvenimo.